Šiandien pirmoji ralio diena, startuojame jau netrukus, apie 250 km greičio ruožų. Kas tie greičio ruožai, šiek tiek pabandysim paaiškinti turbūt ar šitame ar kitame video, nes nelabai lengvai tai yra paaiškinama automobilių sporto šaka. Jinai iš tikrųjų gal skamba labai taip, sakykime, kad čia toks lengvas pasivažinėjimas, bet tiek šturmanui, tiek vairuotojui yra labai sudėtinga, užduotis labai kitokia nuo visų kitų automobilių sportų, bet savotiškai labai įdomi. Tai ekipažų, nežinau, yra virš apie 40, man atrodo, vėliavų ten yra irgi nemažai, sakė, didžiausią problemą turėjo su mūsų vėliava, niekur negavo, bet mačiau, kad kabo, tai reiškia, iki šios dienos sugebėjo ir mūsų vėliavą gauti. Tai, nežinau, Slovenija, dabar neatrodo, kad čia labai kažkas kalnuoto, nes esam čia miestelėje, bet aš manau, kad ten bus lygiai ne vieno metro trasos nekalnuose ir vakar kalibracijos etape pasižiūrėjom, lygiai nei kiek tiesiai nuo kalno į kalną, tai mums šiek tiek neįprasta, bet to ir įdomu.